yra dviašmenis kalavijas technologinė pažanga ir kalbant apie švietimą. Socialiniai tinklai, jie turi labai daug neigiamų pasekmių, jie teikia daug galimybių, mes neišvengiamai per ten didelę dalim turėsim prieiti kaip valstybė prie jauno žmogaus šiandieninio, bet tai kelia ir labai daug grėsmių. Šiandien turim jau tyrimus apie tai, kad faktiškai sukelia priklausomybę, narkotinio pobūdžio priklausomybę smegenyse socialiniai tinklai. Turim tyrimus, kad kognityvinius gebėjimus mažina socialiniai tinklai. Nuolatinis skrolinimas, tai yra labai trumpų informacijos vienetų perėmimas ir pripratimas prie jų, silpnina mūsų gebėjimą įsisavinti ir išlaikyti dėmesį ilgo teksto. Ir tai yra smegenų lygmens pokyčiai. Galų gale trečias irgi tyrimai. Socialiniai tinklai jauniems žmonėms skatina vienatvės jausmą, depresinio pobūdžio sutrikimus. Dėl viso to, kas pasakyta, vėlgi manau, kad yra gan laiko klausimas, tas kelias, kuriuo nuėjo berods Australija, Švedija, kitos šalis, tai yra nepilnamečiams socialinių tinklų apribojimas. Yra visiškai normalu ir su žodžio laisvė, ir su informacijos laisvė nesikerta, kad nepilnamečiams įvairiausi dalykai yra ribojami dėl milžiniškų neigiamų pasekmių lygiai kaip narkotikų ir visų kitų priklausomybių. Šičia irgi aš manau, kad kelių metų bėgyje taps normalia diskusija apie tai, kiek galima leisti vaikams gyventi šitame pasaulyje, kuris jiems daug kenkia.